Dabartinėje vartotojiškoje visuomenėje daiktai dažniausiai vertinami ne pagal funkcionalumą ar kokybiškumą, o pagal estetiką. Patrauklus dizainas patraukia dėmesį dažniau nei kitos produkto funkcijos. Šiandienos žmogus renkasi daiktą neremdamasis logika, o emocija. Todėl gaminio dizaino išskirtinumas ir įpakavimas lemia produkto sėkmę rinkoje. Dizainas prie tokios vietos ir tokios ribos, kur dabar jis yra pačiam aukščiausiame lygyje. Paėmus, jeigu visą, vadinkim, globaliai, jis pačiam aukščiausiame lygyje. Nes dizainas tapo viskuo. Bet, pavyzdžiui, kas įtakoja pirkimą, taip, tai aišku, yra dizaino, formos, medžiagos, visiškai naujas produktas ir, aišku, brandas. Buvo laikotarpis, kada galbūt dizainas buvo nesvarbus, tačiau jeigu įmam 21 amžių, tai jau įpusėjame į antrą dešimtmetį, galime tiesiai šviesiai pasakyti, kad dizainas yra labai svarbus. Ir galėčiau pasakyti taip, techninė medžiagų pusė gali užimti 30%, o 70% turėtų būti dizainas. Prekių išdėstymas parduotuvėse iš tikrųjų turi labai didelę reikšmę. Ir vieta, ir išdėstymas, nes, nepaslaptis, kad atėję į parduotuvę žmonės pirmiausia perka akimis, kaip taisyklė. Ir tam naudojami iš tikrųjų ne tik dizaino, bet ir marketinginiai triukai. Bet aišku, ir dizaineriai. Dizaineriai, kaip taisyklė, rimtos agentūros, rimti dizaineriai, ta prasme, pavieniai, kūrybiniai. Jie dirbdami vis dėlto labai atkreipia dėmesį, kur bus jų prekė, tarp kokių konkurentų stovės ir pasidaro aiškiai konkrečios analizės konkurentų. Aišku, gal tai užsakovai pateikia briefus, kaip turėtų būti ir kas artimiausi konkurentai ir ką norėtų lygiuotis, bet kaip taisyklė tai yra labai didelė reikšmė. Dizaino įtaka, ta prasme, aplamai produktam, vadinkim, gaminiam, turbūt yra visiems vienodai reikalinga. Aš net sudėtinga būtų išskirti. Maisto pramonėje atskiri reikalavimai. Vėl paimkim buities pramonę, imkim baldus, imkim mūsų supančią aplinką, bet visur dizainas yra reikalingas ir ačiū Dievui, kad žmonės pradeda tai suvokti. Konkurso geras dizainas pagrindinis tikslas yra atrasti, išryškinti ir suteikti galimybę kitiems susipažinti su geriausiais Lietuvos pramoninio dizaino pavyzdžiais. Konkurso laimėtojų perspektyvos daugiausia, aišku, laukia tokios, kokias jie patys savo susikūrė. Ir mes konkurso nugalėtojams, sakysim, nežadame labai didelės komercinės sėkmės jų darbuose, tai vis dėlto apsprendžia jų pačių pastangos ir rezultatai darbo, bet bent jau kaip gero dizaino jų daiktų išskirimas turėtų jiems padėti jų komunikacijoje, manome, ir mes stengiamės prie to prisidėti. Dizainas yra svarbus dalykas dėl to, kad, bent jau mus taip moko Europos Sąjungos protingosios galvos, kad kūrybinės inovacijos, kurių viena iš reikšmingiausių dalių ir yra dizainas, yra vis dėlto mūsų ekonomikos ateitis ir Europa, kuri vis dėlto iki šiol dar negali pasigirti pigiausią gamybą arba netgi šiais laikais ir pigiausiamis inžinerinėmis paslaugomis, gali pasigirti savo unikalių kūrybiškumu ir dizainas yra būtent kryžkelėje tarp gamybos, kūrybos ir to įdiegimo vartotojams. Mes galvojame, kad gero dizaino atsiradimas ir jo plėtotė, jinai labai susijusi su bendraja kultūra. Ir kaip nebūtų paradoksalu, tai labai susijęs su tuo, kad dažnai to dizaino potencialūs naudotojai savo versle, jie ne iki galo suvokia potencialias galimybės. Ir ne iki galo suvokia, ką galėtų duoti būtent geras dizainas, lyginant su blogu dizainu arba dizaino nebuvimu. Taigi mūsų tikslas ir yra parodyti, koks gali būti geras dizainas, parodyti, kad tai yra dažnai labai būdinga sėkmingai veikiančioms kompanijoms ir kad Lietuva vis dėlto turi ko pasigirti ir pasididžiuoti ir parodyti ne tik tai pasauliui, bet ir savo patiems. Produkto dizainas yra pats konceptas, pati produkto idėja.
ergonomika, funkcionalas, jų išpildymas, medžiagiškumas, koloritas, pakuotės idėja, pakuotės grafikas. Tai pats produkto dizainas iš tikrųjų apima didelį spektrą įvairių faktorių. Bet tai dar negarantuoja produkto sėkmės. Tai po to eina gamybos tiekimo valdymas, įmonės distribucinis principas, kurio dirba, kainodaros strategijos, pozicionavimo strategijos, brendo segmentavimo klausimai. Tai produkto dizainas yra svarbus komponentas, bet tai yra tik tai komponentas bendroji grandiniai, kuri užtikrina produkto komercinę sėkmę. Tai vien tik tai gero produkto dizaino neužtenka. Turim apdovanojimų tiek lokalių, tiek tarptautinių, tai gal tie, kurie tokie labiau tarptautiniai, globalesni, tai 12 metais gavom IF Design Awardą už bevielę pakraunamą pelę. Ir šiais metais gavom 2 IF Design Awardus už geriausio dizaino produkto inovaciją, už Moon ausinės ir Peak tašę kompiuterinę. Ir jeigu ten pažiūrėti tuos, kas tuos awardus laimi, jeigu pažiūrėti kažkokią istoriją, tai tenais dažniausiai yra didelės įmonės, brandai kaip Philipsas, Sony, Apple'as, HTC, kur iš tikrųjų su dideliais biudžetais ir didelio maštabų įmonės, kurios mes net negalim su jom lygintis. Tai jeigu mūsų produktus įvertina panašiam lygiai, panašiam kontekste, tai manau, kad yra kaip įmoniai neblogas pasiekimas, parodantis, kad įmonė yra pakankamai kūrybiškai, inovatyvi ir sąlyginai su nedideliais biudžetais gali atsistoti šalia tokių didesnių žaidėjų. Ištyrę vartotojų poreikius bei mąstymą, gamintojai jau ilgai gaminio funkcionalumą sieja su išskirtiniu dizainu, taip sukuriant ne tik gerą, kokybišką, bet ir išvaizdų produktą, pritraukiantį pirkėjų dėmesį. Juk ir knygų leidėjai praleidžia daug laiko gludindami viršelio dizainą, nors knyga atrodytų turėtų būti vertinama ne pagal viršelį, o pagal turinį. Visiems žinoma, kad gaminio išvaizda sudaro pirmą įspūdį, todėl geras dizainas yra sėkmingų pardavimų garantas. Šis video reportažas kuriamas bendradarbiaujant su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.